Labas rytas, esu Varanasi. Šiandien toks rytas neįprastas. Vakar buvau tradicinėje indų rūbų parduotuvėje, nusipirkau jų tradicinių rūbų. Ir šiandien truputėlį pasipuošiau. Kažkaip keista dar su šituo outfitu eiti, nesu įpratęs. Bet iš tikrųjų medžiaga labai patogi. Limpa prie kūno. Jaučiuosi kol kas šiek tiek nejaukiai, bet įprasiu. Tai einu toliau tyrinėti Varanasi. Šiandien turbūt keliausiu su laivu. Pabandysiu paplaukioti Gango upe. Turiu dar tokį nedidelį pastebėjimą. Kai einu su šituo outfitu, tai esu panašus labiau į vietinį, aišku, išduoda spalvodas, bet mažiau kabinasi žmonės, mažiau kažką siūlo, nes ėjau ryte pasiimti iš valyklos savo rūbų. Tai ir taksi vairuotojai kažkaip mažiau atkreipia dėmesį, ir pardavėjai mažiau lenda. Gal čia man tik tai pasirodė, bet ženklas, kad mažiau lenda su tokiais rūbais, man patinka ir jis yra geras. Ir jau kažkoks vietinis bičiukas eina pro mane per petį, taip tik. O, Lithuania, sako. Atsimena, nes aš čia prieš dieną ėjau šitų krematoriumų žiūrėti ir susipažinom ten su vienu tokiu. Tai žmonės atsimena. Pas mane atmintis netokia gera. Man jie pasako vardą, aš už 5 minučių užmirštu. Einu palei pakrantę, sulaukiu įvairiausių pasiūlymų. Pasiūlymai svyrauja tarp 400 rupijų. Kai kurie pamatę baltą žmogų, netgi sako 2,5 tūkstančio. Suderinom 600 rupijų 1,5 valandos. Tai čia 6 svariukai 1,5 valandos aprodys įdomybės. Tokie ritualai kiekvieną rytą vyksta. Gango upės vandenį geria, prausiasi. Kartais labai naudinga tiesiog sustot, apie nieką negalvot. O taip plauki upė ir atrodo visos problemos kažkur tai už nugaros dingsta. Atsipalaiduoji, klausai žuvėdrų, paukščių. Geriesi aplinką. Nors ir mirties miestas čia yra, bet čia yra labai daug gyvybės. Be gyvybės nebūtų ir mirties. Jie eina vienas lygiagrečiai su kitu. Tai toks gyvenimo ratas. Dabar artėjom prie jų garsiojo krematoriumo, per kurį praeina 200-300 numirėlių per dieną. Ugnis neužgęsta 3,5 tūkstančio metų. Tai kai ten buvau naktį, tai toks vaizdas, kaip grįžau į viduramžius 500 metų atgal, atrodo niekas nepasikeitė. Mirties fabrikas dienos metu. 200-300 kūnų kiekvieną dieną čia sudeginama. Kiekvieną dieną atplukdoma tonos medienos ir per dieną viskas yra sunaudojama.
Kiekvieną dieną čia susirenka minios smalsuolių, turistų, tokių kaip aš, iš viso pasaulio. Nes čia yra unikali vieta, niekur pasaulyje nėra tokių apeigų ir tokių tradicijų kaip čia Indijoje Varanasi. Trafikas pasirodo gali būti ne tik Indijos keliuose, bet trafikas vyksta ir Gango upėje. Šitoje vietoje matote senų pastatų liekanas. Tai va čia, kur pastatyta šita šventykla, visa nauja. Visas naujas kompleksas. Ir ten jis dar tęsiasi toliau. Ten šventykla, čia toliau eina visokios kavinukės, restoranėliai, banko padaliniai. Tai va čia šitoj vietoj anksčiau buvo miestas, miesto dalis ir visi namai, visas kvartalas. Tai čia su vietiniu vienu šnekėjau, jisai labai pergyvena, sako, visą kvartalą nugriovė, sako, aš kovoju dėl savo namo išlikimo, bet sako, tikriausiai aš irgi jo neteksiu, nes šventykla ir visa šita vieta plėsis. Ir jisai man paaiškino, kodėl jisai labai nepatenkintas. Todėl, kad, sako, jeigu tai būtų kažkokie tai šventi dalykai, kurie susiję su religija, sako, taip, aš suprantu, mes gaunam išmokas, mus perkelia kitur, bet sako, kadangi šitose vietose įrenginėja valstybė kavinės, restoranus, bankus, o šventykla yra toliau, prie upės gaunasi komercinė zona, tai sako, jaučiasi nesąžiningai apgautas. Nes sako, man pinigai nėra pats svarbiausias dalykas, aš sako, kiekvieną rytą atsikeliu, atsidarau savo namų duris ir matau upę Gangą. Sako, o jeigu nugriaus ir mane iškels, sako, tai man pinigai jokie neatsto šito. Labas rytas, miestas Varanasis, atsikėlėm, papusryčiavom, turim 10 valandų beveik ryto, už 2 valandų laukiu vairuotojo, važiuosim į oro uostą, turiu 3 valandą po 3, šiek tiek skrydį į Mumbajų šiandien. Jau esam taksi. Važiuojam iš viešbučio link oro uosto. Bus įdomu pamatyti, kaip atrodo Indijos oro uostas Varanasio. Mums keliauti valandą laiko kažkur, gal valandą 20 minučių plus minus. Pailsėjau mašiną, kelionę valandą su biškiu, jau atvykom į oro uostą. Pasiėmu tašes, eisim žiūrėti, kaip Indijos oro uostai atrodo. Oro uostas indiškas atrodo įprastai, nieko kažko labai kitokio, tik tai, kad patikra labai ilga. Kol viską ištikrina, chaosas, nežinau, šiek tiek kaip ir viso Indijoje betvarkės, taip ir oro uoste betvarkės per pačią patikros tą procedūrą. Labai jinai kažkaip sugriežtinta ir mano akimis Europoje viskas vyksta daug paprasčiau. Ar Indija, ar Londonas, ar Vilnius, ar Dublinas, ar Belfastas, žmonių psichologija nesikeičia. Paskelbė, kad įlaipina, tai visi kaip avys sustojo, bet kaip laukia. Nu va, dabar galima jau ir eiti. Eilė praėjo, atsistoji, sau ramiai pasėdėjai, kol visi suvaikščiojo. Viskas. Sveiki gyvi, tai atvykom į Mumbajų.
Dabar važiuoju iki viešbučio. Susipažinau lėktuvę su vienu advokatu, tai jisai žiauriai man padėjo. Man sudarė lėktuvę planą, ką turėčiau aplankyti. Nuo mano viešbučio parodė artimiausius lankytinus objektus. Paaiškino, kaip čia veikia atvykus į oro uostą sistema, kaip nuvykti iki viešbučio geriausiu būdu. Tai iš tikrųjų turėjau labai žiauriai gerą pagalbą. Dabar jį paleidom ir važiuojam iki viešbučio, bet apie Mumbajų pirmas įspūdis yra labai geras. Aš kaip tik atvykau į Delį, tai visiškai priešingybė Mumbajus toks ir švarus, ir nesmirda, ir liktai atrodo toks kaip normalus megapolis, kuris turi ir naktinį gerą gyvenimą, ir mašinos geros, ir keliai geri, ir pastatai naujausi, ir naujausi autosalonai. Ir šiaip atrodo pradžia tikrai superinė. Įsikūriau hostelį, pirmą kartą per šią kelionę naudojusi hosteliu. Tai yra Hebros iš Mančesterio pora, du bičiai iš Australijos, Melburno ir vienas vietinis indas, tai turim full house'ą. Nedaug aš ten būsiu, čia tik tai porą dienų. Pavalgėm McDonald'e, pasiėmiau 2 veggie mealus, o tai buvau labai išalkęs. Tai vienas veggie mealas kainuoja 149 rupijos. Genialios statybos, aš vis stebiuosi, kaip jų pastoliai, kaip jie stato. Labas rytas, pirmą kartą atsikėlėm hostelį, esu Mumbajuj, tai dabar pasiėmiau arbatikės, bendra patalpa. Kažkaip man šitie hosteliai ne prie širdies, man labiau privatumas patinka, bet vieną kartą per kelionę pabandysim nieko tokio. Čia iškart jaučiasi klimatas kitoks, oras atrodo dušna. Pasižiūrėjau prognozę, tai 30-32 šilumos ir čia pas juos žiema vadinasi. Hostelis turi ir savų privalumų. Ką tik išėjau, planavau eiti link Indijos vartų ir ten po to paeksplorint. Bet susitikau bičius Dougą ir Matthew iš Melburno, iš Australijos. Sako, chebra, davai varom į Elephant Caves. Aš ten planavau, bet šiek tiek vėliau. Ten tokia ilgesnė ekskursija, plaukt laivu, man atrodo, reikia. Apie ją irgi buvau girdėjęs, tikrai įdomu, reikėtų pamatyti. Tai va čia vienas iš hostelių privalumų, kad... Hello guys. Tai vienas iš hostelių privalumų, kad susipažįsti su naujais žmonėm ir su jais gali kažkokias tai naujas activity kartu vykdyti. Paėjau nuo viešbučio, nuo hostelio maksimum 3 minutės. Indijos vartai, Taj viešbutis, kur 2008 metais buvo vykdytas teroro aktas pakistaniečių. Žiauriai gera lokacija, nerealiai. Indijos vartai tai yra vienas iš kolonijinio Indijos ir Anglijos imperijos laikų simbolių. Jie pastatyti 1911 metais ir pro juos simboliškai atkeliaudavo labai svarbus Didžiosios Britanijos imperijos žmonės ir įeidavo simboliškai pro šitos vartus. Thank you. Tai simboliška, kad ir 1948 metais paskutinė Britų divizija palikusi
Indija, kai jinai tapo nepriklausoma, irgi būtent išėjo pro šiuos vartus. Nusipirkom bilietus į Dramblių salą. Urvai kažkokie 260 rupių, 2 svarai 60. Šiandien varom su chebra, kas iš Australijos, kas iš Ispanijos, kas iš Amerikos. Atplaukėm į Dramblių sala, čia vadinamas Elephant Cave, Dramblių urvai. Nežinau, kažkoks takelis. Pradžioj siūlė ekskursijas, bet einam, žiūrėsim toliau. Net neįsivaizduoju, kas čia bus, kaip ir kas. Atvykom, čia tokie yra 7 urvai, caves, olos. Viskas čia yra išskaptuota iš vieno masyvo padarytas urvas, kolonos, visos statulos, laiptai, durys, praėjimai. Na ką, baigėsi ekskursija, baigėsi diena su chebra, pavalgėm 8 restorane, sumokėjom 27 svarus. Visi buvo šokę, nes chebra iš Amerikos, iš Australijos, iš Ispanijos ir iš Olandijos. Tai susimetėm po 4 svarus, visi buvo šokę. Tai dabar nežinau, einu kažkur tai patyrinėsiu dar Mumbajų, vakare viešbutis, pailsėsiu, rytoj kelionė į Goa. Labas rytas, paskutinė diena Mumbajui. Atsikėliau, susikroviau tašę, palikau savo hostelį. 4 valandą su taksi važiuoju į autobusų stotį ir važiuosim į Goa per naktį autobusu su miegamąja vieta. 12 valandų kelionė bus, pirmą kartą išbandysim Indijos autobusų experience. Atėjau prie šito Narimar Point. Tai čia yra didelė pėsčiųjų alėja palei įlankos dalį einanti. Ir jo, gražu, sutvarkyta, medžiais apsodinta, bet kad nifiga nesimato. Antiek smogas didelis, kad tuo atsuksiu priekinę dalį. Visiškas rūkas. Čia ateit galima pasigrožėti smogu. Ten kažkur tolumoj matosi daugiabučiai, kažkokie tai prabangus nekilnojamas turtas, bet šiaip visur nieko nesimato. Kalbėjau su vienu vietiniu, tai sakė, kad plius minus palei va šitą va vietą visą, palei visą pakrantę įlanką einantis nekilnojamas turtas. Jeigu toks jau geras, apie 80 kvadratų apartamentai kainuoja iki $500,000 svarų. Gali būti ir daugiau, bet jeigu tokio šiek tiek prastesnėj vietoje, prastesnėj lokacijoje, gal šiek tiek mažesnį, tai gali ir už 200 pasiimti tūkstančių, gali rasti 170, taip, bet šiaip čia yra vienas iš brangesnių nekilnojamo turto objektų visam Mumbajui. Na štai jau beveik atėjau iki Viktorijos stoties. Jinai dabar vadinasi kitaip.
pervadinta į indišką pavadinimą, nes jie kažkaip tai nori tą kolonialinį palikimą naikinti, tai va tokius objektus pervadina, bet kažkaip tai šitas stotis kaip prilipus Viktorijos, taip jos niekas daugiau kitaip ir nebevadina. Šis stotis yra baigta statyti 1897 metais ir 2004 metais tai yra pripažintas kaip vienas iš UNESCO saugotinų pasaulio objektų. Tai va su kažkas panašaus, su va tokia mašinikė. Kiek atsimenu, 2008 metais Radzevičius su Starkum keliavo. Fiatukas, originalus taksas. Vyksta procesas toks įdomus. Čia susitikau vieną tokį vaikinuką, jisai man papasakojo, kad Goa labai prisiknesinėja, stato postus dėl vairavimo motorolerių ir jie reikalauja International Driver Permit, tai international teisų, o aš jų neturiu. Sakė, baudas ten deda po 5000. Aišku, jie korumpuoti ir čia daro tik tai dėl akių tai, bet, sufeikinau aš ten savo tą permit teisės tas, padariau licenciją, pats sukūriau. Tai jau dabar atsispausdinsiu, bent jau kažkokį popierių turėsiu. Keliaujam link autobusų stoties. Sistema taksi yra labai paprasta. Lango nėra. Kondiškė natūrali. Suradau labai fainą vairuotoją. Padėjo, pasiskambino tiesiogiai į autobusų stotį, sužinojo, kurioje vietoje tiksliai stovi autobusas, tai gal bus lengviau. Va šitas pastatas, sakė, yra 2 jaunavedžių. Padovanoja tėvas jiems jaunuoliams namą, apsauga stovi, ten daug visokių, plemba, čia kaip viešbutis ant jūros kranto. Tai kompanija Gio, tai va šitos kompanijos savininkas padovanojo šitą namą savo dukrai. Viskas atvežė mane į paėmimo punktą. Tokia kaip ir stotelė. Bandra, pavadinimas Bandra. Atvažiuoja autobusai, mano autobuso numeris 45, 36 vieta. Valandą kažkur laiko laukti, paima ir 12 valandų iki Goa. Nu va, atvariau į autobusą, ką tik paėmė. Blemba, čia visai kietai atrodo. Tokios privačios kabinos. Maniškė apačioje. Turim langelį. Stebėsim kelionę. Šviesos, elektra. Super. Nu va, įsikūrėm savo laikinuose namuose. Iki rytojaus ryto pažiūrėsim YouTube video. Pamiegosim, pailsėsim ir rytoj Goa. Labas rytas, atvarėm į Goa. 9 ryto. Ką tik atsikėliau, nelabai patogu, iš tikrųjų mažoka vieta, aš tam viešbutį, autobusam viešbutį. Iki vietos dar liko 3 valandos važiuoti.
Va, atvykau beveik iki miesto pavadinimu Margao. Valandą liko keliauti ir tada nuo Margao dar valanda iki Palolem Beach. Tai planuoju išsinuomoti motorolerį Margao mieste 10 dienų, nes ir grįžinėsiu iš to pačio miesto. Tai planas toks. Nereiks nei priekį taksą, nei atgal taksą. Pasimsiu motorolerį ir judėsim nuo ten. Bet tai dušna, karšta, žiauriai. Aš lipau iš autobuso, tai wow. Nu va, viskas, atvykau į paskutinę stotelę, karštą kaip pragare, su 2 kuprinėm ir dar su maišeliu. Einu ieškot, kuris nuomot motopirką. Apskambinau kelias agentūras, kur nuomoja, tai kainos kosminės, palyginus, ką jie nuomoja paprastai. So this one, red one or black? Grey one. Grey one? Yeah. You showed me that one. No, that is this one. For more days you are taking, no? Tai sudarėjom už 12 dienų 10 500, tai 105 svarai. Šiaip labai didelės kainos, nes sezonas. Apskambinau kelias agentūras, tai pas juos dar brangiau, tai jie nemeluoja. Tai, nu yra kaip yra. 12 dienų, 100 svarų bus gerai. Kaip visada, prieš nuomojant padarom išsamų video. Navigacijos laikiklio nenusipirkau, neradau. Tašės kažkaip taip susidėjau. 30 km bandysim važiuoti su šita transporto priemonė. Persižegnojom ir į kelią. Važiavau, liko dar apie 15 km. Šiandien nieko nevalgiau, o jau 3 dienos. Tai sustojau kažką užkas, pasiėmiau sriubos ir Goa chicken kažkokią tai. Kažkaip labai ilgai ruošia. Tai manyčiau, kad čia yra geras ženklas, nes turėtų būti šviežia ir skanu. Arba ne. Apie aptarnavimą tai čia turbūt nelabai suprantam. Šiaip visur atneša pirmą pagert, bet užsisakiau pagert, reikėjo pačiam pasimti. Ir užsisakiau sriubos su vištiena. Tai atnešė pirmą, antrą patiekalą, o paskui lauksiu sriubos. Nu, iš tikrųjų pavalgiau ne kažką. Alkanas buvau, tai suėjo, bet maistas buvo šiaip savo. Nu, pirmas įspūdis apie gyvenamą vietą toks visai neblogas. Tiesiai prie pat vandenynas. Einam žiūrėti kambario. Namukas 1/4 nuo vandenyno. Tai gavom kažką tai tokio. Hello. Žeinam į vidų. Lova, ventiliatorius, kondiškė, veidrodukas, kur reikia pasilenkti. Tualetas, tualetinis popierius netgi yra. Turim shower. Super, eisim po to pažiūrėti, kas prie jūros gero. Nu va, išlindau į paplūdimį, Palaloma Beach vadinasi. Tai vienas iš labiausiai busy, labiausiai gyvų paplūdimių Goa. Tai kaip galit pamatyti visur restoranai, kavinukės, restoranai. Ant pliažo smėlio pristatyta kėdžių. Tai gaunasi tokia kaip įlanka. Už manęs kalnai, galima išsinuomoti
kajakus, galima plaukti, sutikti saulėlydžio su kajakais. Vanduo žiauriai šiltas. Užėjau į jų vietinį tokį supermarketą nedidelį. Pasiėmiau Red Bullio, buvau jau pasilgęs. Pasiėmiau, tuoj parodysiu, proteino, šokoladukus 3. Pasiėmiau mango sulčių, pasiėmiau dezodorantą, pasiėmiau dantų pastos, pasiėmiau ledų. Visos prekės buvo importo, ne vietinės. Tai dezodorantas Nivea, Red Bullis, batonėliai, Tropicana sultys, viskam. Ledai irgi Almond Deluxe, irgi ne indų gamybos. Vienu žodžiu, importinis supermarketas pritaikytas užsieniečiams. Išleidau 12 svarų už viską, bet keisčiausia, kad prie dantų pastos gavau ekstra medaus. Nesupratau kam, nesupratau dėl ko. Perki dantų pastos, gauni ekstra medaus. Ir jeigu išleidi daugiau negu 1000 rupijų vienu pirkimu, tai yra daugiau negu 10 svarų, gauni pakuotę kiaušinių. 6 kiaušinių. Dabar galvoju, kur man juos dėti. Turbūt važiuosiu, pamatysiu kažkokie vargšai, reiks padovanoti. Kirtom proteino su Red Bulliu. Važiuojam kirptis plaukų. Tai jau nukirpo mane. Šiaip neblogai padarė, visai gerai, patenkintas. Dabar dar pasiūlė galvos masažą. Reiks dar dadėti porą euriukų. Nu va, baigėsi mano procedūros. Thank you very much. Einu atsiskaityti, žiūrėsiu, kiek čia nuplėš iš manęs. Manau, kokie 400-500, tai bus apie 4-5 svarai. Kaip ir sakiau, 400 už nukirpimą ir galvos, pečių, nugaros masažas. Tai dvigubai brangiau negu Puškar mieste, bet čia kurortas, tai atitinkamos ir kainos. Nu, dar atvariau prieš miegą pavaikščiot prie vandenyno. Nerealus jausmas. Einu palei vandenyną, bangos ošia. Nusiėmiau basutes, tapkes. Nerealu. Vanduo šiltas, oras vakare superinis, nei per karšta, nei per šalta. Fantastika, tokias akimirkas, nežinau, jas reikia įsidėti, laikyti ir prisiminti ir mėgautis akimirką. Gyventi ne vakar, ne rytoj, o dabar.